Labas. Labai džiaugiuosi, kad prisijungiai prie šio įvadinio video seminaro ir skiri laiko savo. Šiandien šnekėsime apie kūno ir proto ryšį vaisingumo, nėštumo ir po gimdymo laikotarpio metu. Tad visai nesvarbu, ar dar tik bandai pastoti, šiuo metu laukiasi, o galbūt esi ką tik pagimdžiusi, ši informacija skirta visoms mums, moterims, kurios nori rūpinti savo sveikata, tiek fizinę, tiek psichologinę ir emocinę. Tad pasijungime skaidres ir šokime tiesiai į seminarą. Na štai, taigi šiandienos seminaras, dar kartą pasikartosiu, bus apie kūno ir proto ryšį, vaisingumo, nėštumo ir pogimdybinio laikotarpio metu. Kviečiu pažvelgti į savo kūnus ne kaip į problemas, kurias reikia taisyti. Galbūt daugumai iš moterų tai yra metimas svorio, čia turbūt dažniausiai pasitaikanti problema. Galbūt kai kurioms reikia jį kaip tik priaugti, o kitoms reikia atsistatyti, sustiprėti ir panašiai. Taigi kviečiu pažiūrėti į savo kūnus ne kaip į problemas, kurias reikia taisyti, o kaip į išmintingą sistemą, su kuria mes galime bendradarbiauti. Aš esu Agnė, esu vaisingumo, nėštumo ir pogimdybinio laikotarpio trenerė, dirbanti su moterimis fizinio aktyvumo bei sąmoningo judėjimo, tokių kaip meditacijos, afirmacijos, vizualizacijos ir panašiai klausimais. Esu taip pat ir Nest Fertility kanalo socialinėje medijoje, Instagrame, TikTok'e bei YouTube'e įkūrėja. Mano kelias iki čia buvo tiek profesinis, tiek asmeninis. Jau daugiau nei 15 metų esu šokių mokytoja, todėl judesys ir darbas su kūnu mane lydi didžiąją gyvenimo dalį. Taip pat turiu patirties sveikatos ir sveikatingumo srityje, dirbau rinkos analitikos specialistė bei dalyvau sveikatingumo produktų kūrime Amerikos auditorijai ir tai man suteikė labai tokį stiprų pagrindą ir platų žinių bagažą ir visą suvokimą apie sveikatos ir sveikatingumo būtent rinką. Bet visgi galiausiai pasirinkau gilintis į siauresnę, bet man artimą sritį, tai yra vaisingumą. Kadangi bandant su vyru susilaukti vaikelio, mes bandėme maždaug apie 2 metus, teko iš arti patirti daug su vaisingumu susijusių niuansų, iššūkių, klausimų, emocijų. Ir būtent iš šios patirties ir gimė Nest Fertility kanalas ir bendruomenė. Ir būtent bendravimas su mano kuriama bendruomenė, su jos moterimis, leido aiškiai pamatyti, kiek daug yra baimės, spaudimo ir prieštaringos informacijos būtent moteris gauna šiais gyvenimo etapais, norėdamos pastoti, jau besilaukiančios ar jau po gimdymo. Ir iš tiesų, kaip dažnai tais laikotarpiais tuo metu mūsų kūnai lieka pamiršti arba atvirkščiai, per daug mes juos kontroliuojame. Tai mano tikslas yra padėti moterims vėl jausti, girdėti ir pasitikėti savo kūnais, nes tai yra pagrindas tiek mūsų fiziniai, tiek emociniai sveikatai. Ir šiandien tai sakau ne tik kaip specialistė, bet kaip ir moteris, kuri dabar džiaugiasi paskutinėmis nėštumo savaitėmis ir jau greitai taps pati mama. Tai kviečiu rūpintis ne tik fizinę, bet ir emocinę sveikatą ir, kaip jau supratote apie tai, ir pašnekėsime būtent šio seminaro metu. Taigi, kaip atrodo mūsų turinys šiandien, kalbėsime apie fizinę sveikatą ir sąmoningą judėjimą, apie psichologinę ir emocinę sveikatą, dažniausius mitus ar nusistovėjusius požiūrius ir turėsime trumpą praktinį užsiėmimą. Tai šis seminaras yra įvadinis, jo tikslas yra padėti suprasti jums, kodėl būtent kūno ir proto ryšys yra toks svarbus, norint pastoti nėštumo metu ir po gimdymo.
Taigi keliaukime į pirmąją temą, tai yra fizinė sveikata ir sąmoningas judėjimas. Dažnai, kai kalbame apie fizinę sveikatą, mes galvojame pakankamai siaurai. Galvojame apie sportą, apie kažkokį galutinį rezultatą, apie mūsų formas, apie tai, kiek ir kaip intensyviai mes judame, kaip atrodome prieš veidrodį, ar pakankamai stengiamės ir panašiai. Tačiau būtent šiais laikotarpiais, vaisingumo, nėštumo ir po gimdymo laikotarpiu, fizinė sveikata reiškia šiek tiek kitokius dalykus, šiek tiek kitaip į ją reikėtų pasižiūrėti. Čia svarbiausia yra ne galutinis tas rezultatas. Taip, jis tikrai yra labai svarbus, aš pritariu, bet jis nėra svarbiausias dalykas tuo momentu. Svarbiausia yra palaikymas kūno. Ne kontrolė, o prisitaikymas būtent prie savo kūno. Ne spaudimas, o kaip tik rūpestis savo kūnu, ar ne? Tai aptarsime būtent fizinę sveikatą šiomis 3 skirtingais etapais, tai būtent vaisingumo laikotarpiu judėjimas gali tapti labai svarbia pagalba mums. Šiame etape moters kūnas dažnai patiria didelį stresą, tiek fiziškai, tiek emociškai. Jeigu einama pagalbinio apvaisinimo keliu ypatingai, kūnas daug patiria streso ir yra varginamas visokiais hormonais, medicininiais preparatais, bei nepamirškime psichologinės tos pusės, kiek mes turime pereiti per daugybę iššūkių. Tai būtent sąmoningas judėjimas vaisingumo metu, bandant pastoti, padeda reguliuoti nervų sistemą, kadangi išsiskiria laimės hormonai, tokie kaip oksitocinas, endorfinai, taip pat dopaminas, padedantis reguliuoti motyvaciją, nuotaiką, malonumą. Taip pat sportas vaisingumo metu mažina įtampą, balansuoja kortizolį, kas yra labai didelis priešas, norint pastoti. Gerina mūsų kraujotaką, ypatingai yra specifiniai pratimai, būtent vaisingumui, kurie gerina kraujotaką, deguonies pasisavinimą ir perdavimą, bei maistingų medžiagų perdavimą būtent į klubų sritį, į gimdą, į lytinių organų sritį. Ir sportas palaiko hormoninę pusiausvyrą, ypatingai mums moterims. Ir visa tai padeda kurti, žinoma, saugumo jausmą mūsų kūne, pasitikėti juo, mylėti, gerbti, tausoti ir žinoti, jog tavo kūnas gali viską ir kad jis yra pajėgus pastoti. Tai tikrai yra ne vienas pratimas, būtent, kaip ir minėjau, kuris padeda pasisavinti tas gerasias medžiagas, deguonį, visus vitaminus ir panašiai ir atrodo lyg užbūstinti visą tą mūsų lytinių organų, gimdos, klubų, visą tą sritį. Tai kai kūnas mūsų jaučiasi saugus, jis gali funkcionuoti visai kitaip ir tai labai svarbi, bet dažnai nepakankamai akcentuojama dalis yra. Ir po dešinę pusę matote diagramą, kuri labai aiškiai parodo, kad visur turi būti balansas iš tiesų, tai nevaisingumas ir visiškai jokio sporto, ar ne? Tai yra labai glaudžiai susiję ir kuo mes labiau keliausime link sporto, judėjimo, kažkokių tai pratimų, tuo labiau kils mūsų vaisingumas, tai ir gerės ta fizinė savijauta, psichologinė savijauta, visa hormonų pusiausvyra, deguonies pasisavinimas, maistingų medžiagų ir panašiai. Tai tas moderate exercise arba balansas to būtent pratimų ir sporto ir yra pikas vaisingumo, tačiau jeigu per daug mes sportuosime, per stipriai sportuosime, mes vėl galime keliauti žemyn kreive ir vėl pasiekti nevaisingumą, nes per didelis spaudimas, kaip ir minėjau, ar ne, tai yra ne apie spaudimą, ne apie kažkokią kontrolę, ne apie maksimalius rezultatus, tai yra apie palaikymą savo kūno. Nes kuo daugiau tu sportuosi, smarkiai alinsi savo kūną, neleisi jam atsistatyti ir panašiai, išsibalansuos tavo visi hormonai ir kūnas jausis nestabilus ir nesaugus. Ir ką tai reiškia, jog mažės vaisingumas.
Tai tyrimai parodė, kad bent 1 valanda fizinio aktyvumo 3 kartus per savaitę, tai 3 valandos per savaitę, yra siejama su geresniais embrionų implantacijos rodikliais ir mažesne persileidimo rizika. Na ir dar vienas svarbus dalykas paminėti, tai yra apie kūno masės indeksą. Tai subalansuotas kūno masės indeksas tam intervale tarp 18,5 ir 24,9 yra siejamas su optimaliu vaisingumu, o viršsvoris ir kai kūno masės indeksas viršyje 30, tai gali reikšmingai sumažinti pastojimo tikimybę, net 78% padidina riziką nevaisingumo, bei sumažina pagalbinio apvaisinimo, tai IUI, IVF, tikriausiai girdėti, ar ne, šie pagalbiniai apvaisinimo būdai, tai sumažina pagalbinio apvaisinimo būtent sėkmės atvejus. Tai pasiskaičiuoti savo kūno masės indeksus galite laisvai internete rasti. Tikrai nepergyvenkite, jeigu ir yra pas jūs viršsvoris ir viršyje KMI 30, po truputį pajudant ar ne, judant, pradedant sportuoti ir panašiai, net ir paprasti tokie kaip vaikščiojimai jau duoda labai labai didelę naudą jūsų kūnui norint pastoti. Taigi, keliaujame prie nėštumo ir fizinės sveikatos. Tai tuo tarpu nėštumo metu kūnas keičiasi labai greitai, keičiasi svorio centras, laikysena, kvėpavimas, sąnarių stabilumas. Todėl judėjimas šiuo laikotarpiu padeda kūnui prisitaikyti prie šių pokyčių, o ne kaip tik kovoti su jais. Tai švelnus sąmoningas judėjimas gali sumažinti nugaros skausmus, klubų, kaklo įtampą, pagerinti mūsų laikyseną, padėti lengviau judėti kasdienėje veikloje, kaip pavyzdžiui, užsirišti batus, išlipti iš mašinos, užkilti laiptais ir panašiai. Lygiai taip pat mažina rankų tirpimą, dažniausiai tas jau jaučiamas 3. trimestre, aš pati turiu, tai kai kūnas jau jaučiasi šiek tiek toksai išsipūtęs, užspaudžiamas yra būtent šitas riešo, čia dabar, pataikiau, būtent šitos dalys šalia riešo užspaudžiama šiek tiek labiau, nes patinusios yra rankos, ar ne, kojos patinsta rankos ir tuomet tirpsta rankos. Tai būtent sąmoningas judėjimas, tempimo pratimai gali padėti sumažinti tai. Be to judėjimas nėštumo metu padeda palaipsniui ruošti kūną ir gimdymui. Tai ne per jėgą, per pojūtį, per sąmoningumą. Paliesime šiek tiek labiau, būtent per kvėpavimą, lygiai taip pat per tempimus. Taip pat labai svarbus aspektas yra pasitikėjimas savimi ir savo kūnu, tikėjimas, kad jis gali viską. Judėdama moteris dažnai ima labiau pasitikėti savo kūnu, vėlgi, nes išsiskiria gerieji hormonai. Geriau tiesiog jautiesi, turi daugiau energijos, matai, jog tu sugebi prisitaikyti, išbūti, išnešioti ir tai yra labai labai stipri emocinė parama mums. Netgi paprasti tempimo pratimai, vaikščiojimas, dar kartą pasikartosiu, jau gali duoti labai didelės naudos tau ir tavo kūdikiui. Ir štai keletas faktų apie sportą nėštumo metu, kurie argumentuoja, jog tai yra naudinga tiek mamai, tiek kūdikiui. Tai įdėjau jums būtent daktarą Klepą, jis yra vienas iš populiariausių, labai dažnai cituojama, būtent jo yra visi atlikti tyrimai. Tai pirmasis kalba apie tai, jog jo atliktame tyrime reguliarus fizinis aktyvumas nėštumo metu yra siejamas su placentos prisitaikymu. Tai nėštumo viduryje placenta auga apie 30% greičiau ir nėštumo pabaigoje ji turi apie 15% daugiau kraujagyslių ir didesnį paviršiaus plotą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog kūdikis, vaisius ar ne, daugiau gali pasisavinti
vitaminų, reikalingų naudingų medžiagų, daugiau deguonies pasisavinti ir panašiai, nes placenta auga greičiau ir joje yra daugiau kraujagyslių ir ji užima didesnį paviršiaus plotą. Tai reiškia, kad pats vaisius, pats kūdikis gauna daugiau visko, ko reikia iš pačios mamos, o tai padeda jam augti sėkmingai, sveikai, greičiau, geriau ir panašiai. Lygiai taip pat kitas tyrimas rodo, jog moterų, kurios nėštumo metu reguliariai sportuoja 3-5 kartus per savaitę, kūdikiai gimsta su mažesniu riebalų kiekiu. Tai nemažo gimimo svorio, nepergyvenkit, jie tiesiog yra liesesni. Ir ką tai reiškia, kad su mažesniu riebalų kiekiu, tai reiškia, jog jie turi mažiau šansų toliau turėti ir viršsvorį, ar ne? Sveikesni, galbūt su viršsvoriu susijusio šiaip riebalais, turint daugiau riebalų, riebalinį kiekį, kitos ligos atsiranda ir panašiai. Na, o naujausi tyrimai publikuoti žurnale American Journal of Obstetrics and Gynecology rodo ryšį tarp moterų, kurios nėštumo metu yra fiziškai aktyvios, ir kūdikių, kurie gimė yra budresni bei geriau įvertinami intelekto ir koordinacijos testuose, lyginant su kūdikiais, kurių mamos nėštumo metu nesportavo. Tai vėlgi galime sakyti, jog sportuojančių mamyčių nėščiųjų vaikučiai, galime sakyti, jog jų intelektas geresnis, koordinacijos testuose rezultatai geresni, jie yra budresni, tai kitaip tariant, protingesni vaikučiai. Tai manau, kad tikrai 3 tokie dideli tyrimai, yra jų dar begalės ir daugėja jų, nes tikrai sportas kuo toliau, tuo labiau darosi populiaru ir kuo toliau, tuo labiau yra suvokiama, jog nėščiai judėjimas yra labai 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 svarbu tiek pačiai mamytei, tiek vaikeliui. Na ką, keliaukime prie pogimdyvinio laikotarpio ir fizinės sveikatos. Tai po gimdymo judėjimas tampa būdu ne grįžti į formą, kaip dauguma nori greičiau numesti svorį, atrodyti taip, kaip buvau prieš tai, arba dar net daugiau numesti, negu svėriau prieš gimdymą. Suprantu, mes tikrai visos turime šitų norų, svajonių, bet nepamirškime, jog pirmas dalykas yra grįžti į savo kūną. Tai šiame etape svarbiausia atkurti ryšį su savimi, pajausti stabilumą, saugumą ir palaipsniui palaikyti natūralius gijimo procesus. Labai dažnai po gimdymo moteris jaučia tokį atsiskyrimą nuo savo kūno per nuovargį, per pasikeitimus, per lūkesčius. Na ir tas kūnas ir toliau, jeigu žindom, tai ir toliau jisai atrodo priklauso tam vaikeliui, tai norisi atrodo lyg turėti bent dalelę savęs savo. Tai švelnus judėjimas, sportas būtent ir padeda šį ryšį po truputį atkurti, be spaudimo, be jokio lyginimosi su kitomis. Nepamirškite, kad kiekvienas kūnas yra kitoks. Galbūt viena numes svorį žymiai greičiau ir sugrįš į savo formas, kita lėčiau, bet ji bus laimingesnė ir panašiai. Tai jokio lyginimosi, pati savo svarbiausia laiminga mama. Todėl labai svarbu suprasti, ar ne, būtent šį dalyką. Judėjimas nėra tas pats, kas intensyvus sportas. Judėjimas gali būti lėtas, jis gali būti švelnus, jis gali būti trumpas, bet jis vis tiek yra labai vertingas. Tai kartais tai gali būti keli sąmoningi judesiai, kartais gali būti kvėpavimo pratimai, kartais gali būti tiesiog buvimas kūne, kartais tai gali būti tiesiog dubens dugno pratimai, 5 minutes skirti savo laiko. Ir visa tai yra fizinės sveikatos dalis. Tai po truputį, neskubant, stengiamės įvesti vėl atgal į savo rutiną kažkokį būtent fizinį judėjimą. Na ir taip pat sportas, judėjimas padeda sumažinti ir pogimdyvinės depresijos simptomus ar jos išvengti. Tai
Tikriausiai teko girdėti, kas tai yra pogimdyvinė depresija. Tai yra būklė išsivystanti po gimdymo, kuri gali paveikti net 1 iš 6 moterų. Jos simptomai gali apimti stiprų nuovargį, susidomėjimo kasdienėmis veiklomis praradimą ir emocinio atsitraukimo jausmą. Tai moksliniai tyrimai būtent įrodo, kad reguliarus, saugus fizinis aktyvumas po gimdymo gali sumažinti pogimdyvinės depresijos simptomus, pagerinti nuotaiką ir emocinę savijautą. O kodėl? Tai, kaip ir aišku, ar ne, ką šnekėjome prieš tai, prieš būtent po gimdymo etapus, tai vaisingumą ir nėštumą, nes išsiskiria laimės hormonai, pasitikime savo kūnų labiau, skiriame savo dėmesio, geriau miegame, esame stipresnės labiau, dar kartelį, dar tiesiog pasitikime savo kūnais labiau. Taigi, keliaukime į psichologinę ir emocinę sveikatą, kadangi taip jau palėtėme būtent tai jau tikrai žinome, jog kūnas ir protas veikia ir dirba išvien, jie nuolat vienas kitą atrodo lyg veikia. Ir kodėl, tarkim pagalvojus, kodėl kai smarkiai stresuojame, būna, atrodo lyg susuka kaklą, susuka pečius ar nugarą, ar ne? Arba tiksliau, susuka kaklą, susuka pečius ir nugarą ir tada pagalvoji, taip, iš tiesų šią savaitę ten labai smarkiai stresavau, pergyvenau dėl kažko, ar ne, darbe, ar nebūtinai darbe, asmeninėme gyvenime ir panašiai. Lygiai taip pat tikriausiai ne viena iš jūsų girdėjo tokių istorijų, kaip moteris sako, išėjau iš darbo ir pagaliau po X metų, ten po 3, 5, 7 metų pavyko pastoti mums su vyru ir panašiai. Tai kartais mes net nejaučiam, jog stresuojam, nes stresuojam, kaip aš mėgstu vadinti, chroniškai kabutėse. Atsiprašau. Tai kasdien po truputuką. Ir visa tai labai smarkiai veikia mūsų kūnus. Tai, ką jaučiam, galvojam ir patiriam emociškai, labai greitai atsispindi kūne, per kvėpavimą, per raumenų įtampą, per miegą, per energijos lygius ir hormoninius procesus lygiai taip pat. Todėl, kalbėdamos apie sveikatą šiais gyvenimo etapais, būtent vaisingumo, nėštumo ir po gimdymo, mes negalim atskirti fizinės ir emocinės savijautos. Jos tiesiog privalo keliauti kartu. Ir vaisingumo laikotarpiu, ar ne, paimant, tai moteris dažnai patiria didelį vidinį spaudimą, nerimą, dėl to ar pavyks pastoti, kada pavyks pastoti, išsikeliame milžiniškus lūkesčius savo, kontrolės poreikis labai didelis yra, skaičiuojam, stebim, analizuojam kiekvieną ženklą savo kūne, ypatingai jei tai yra pirmasis kūdikis, pirmasis bandymas pastoti, tu nežinai iš vis nei ko tikėtis, kokie tie pojūčiai turi būti ir atrodo peranalizuoji 1000 kartų smarkiau negu reikėtų tai daryti. O žinoma, kartu patiri ir nusivylimą, jei kūnas nedaro to, ko norim, kad darytų. Ką jau kalbėti apie apsilankimus pas daktarus, ar pagalbinio apvaisinimo procedūras, ar aplinkos netgi poveikį, kai, tarkim, kitoms pavyksta, o man ne. Kai aplinkiniai nuolatos klausinėja, kada planuojate vaikelį, ar planuojate iš vis vaikų ir panašiai, tai visi šie dalykai labai labai stipriai veikia mus emociškai. O nėštumo metu emocinis fonas taip pat labai keičiasi, jau nekalbu apie hormonus, ar ne, kurie atrodo net ir atrodo būtum normali, laiminga, viskas tvarkoj, bet nežinai, kodėl verki, ar ne, tai čia net nepaaiškinami tie hormonai kartais būna, bet iš tiesų tai džiaugsmas dažnai eina kartu ir su baime, atsiranda rūpestis, ekstra rūpestis dėl kūdikio, dėl savo pilvelio, dėl savo kūno, dėl ateities. Labai dažnai moteris jaučia spaudimą daryti viską teisingai, maitintis idealiai, judėti, jaustis laimingai, būtinai turiu, čia negaliu verkti ir panašiai, rodyti per daug emocijų. O kai taip nesijaučia, atsiranda tada kaltės jausmas, tai atrodo, jog iš pradžių nerimaujam
eina tokie etapai, ar ne? Atrodo, iš pradžių mes nerimavom, ar tikrai užkips, įsitvirtins tas mūsų vaisius. Tai čia pirmasis etapas, kai praeina pirmasis trimestras, tada jau džiaugiamės, viskas tvarkoja, atrodo kaip gerai, čia galime visiems pasakyti, pasidžiaugti kartu. Tada jau ateina antrasis trimestras, kita problema, kodėlgi dabar, kaip čia dabar dar nejaučiu judesių, mano draugė jau jautė toj savaitėje, o aš dar nejaučiu judesių. Tada jau kita nerimaut pradės, kad jos pilvelio nesimato, o pas kitas jau matosi, trečia atvirkščiai galvos, o Dieve, koks pas mane didelis tas pilvelis, pas kitas nėra, čia kiek aš čia to svorio dabar priauksiu. Ir taip iki pat trečio trimestro keliaujam, kai vėl nerimaujam, ar pakankamai mūsų vaikelis juda ar nejuda, skaičiuojame tuos judesius, žodžiu, kaip praeis tas mūsų gimdymas ir taip toliau ir panašiai. Tai tų nerimų ir problemų mes galime prisigalvoti kiekvieną dieną, o dar papildomai fizinės visos tos būklės, fiziniai pojūčiai, jeigu, tarkim, pykinimas yra, galbūt skausmai kažkokie nugaros, patinimai, tirpimai rankų ir taip toliau. Tai ką kalbėti dar ir apie tai, plus šitą emocinę visą būklę. Na, o po gimdymo šis emocinis krūvis vėlgi niekur nedingsta, mes ir toliau keliaujam moteris, daug labai nerimaudamos, ar ne, prisideda prie viso to ir nuovargis, ir miego trūkumai, hormonų svyravimai, didžiuliai gyvenimo pokyčiai, šiaip ar ne, atsiranda dar vienas naujas žmogus mūsų šeimoje. Galbūt kartais pavyksta žindyti iškart, kartais nepavyksta, pergyvename, vėl lyginame su kitom. Ne viena moteris jaučia kažkokį atsitraukimą nuo savęs, pasimetimą ar net kažkokią tuštumą ir dažnai galvoja, kad su ja yra kažkas ne taip. Ir visa tai yra labai labai žmogiška. Visi šie jausmai tiek vaisingumo, tiek nėštumo, tiek po gimdymo laikotarpiu yra labai labai žmogiški, tai nėra kažkoks silpnumas. Tai yra natūrali mūsų reakcija į didelius biologinius, emocinius ir gyvenimo pokyčius. Ir tai yra labai svarbu mums suprasti. Ir kai tokioje būsenoje nervų sistema ilgą laiką išlieka įtampoje, kūnas pereina į tą vadinamą išgyvenimo režimą. Tai būsena, kai kūnas yra nuolat budrus, įsitempęs, pasiruošęs reaguoti, bet neilsėtis, neatkurti, negydyti. Tai tokiu metu kūnui labai sunku jaustis saugiai yra. O apie saugumo jausmą mes jau šnekėjome, kiek tai yra svarbu visose šitose etapuose. Tai yra pagrindas tiek hormoniniai pusiausvyrai, tiek emociniai mūsų savijautai. Tai būtent todėl darbas su kvėpavimu, su sąmoningumu ir su kūno pojūčiais tampa toks svarbus. Tai būtent, kaip minėjau, meditacijos, afirmacijos, vizualizacijos ir panašiai yra labai labai svarbu. Ne tam, kad pataisytume kabutėse save, o tam, kad grąžintume tiesiog kūnui signalą, jog jis yra saugus, jog viskas yra gerai mums, ar ne? Dėl to šiandien turėsime ir praktinį užsiėmimą, būtent sąmoningumo ir kvėpavimo. Nepaleisiu jūsų taip, tiesiog prišnekėjusi daug teorijos. Tai sąmoningas kvėpavimas būtent padeda mums nuraminti nervų sistemą, ar ne? Dėmesio nukreipimas į kūną padeda išeiti iš nuolatinių minčių ir baimių kažkokių. Judesys atliekamas be spaudimo padeda jaustis gyvesniai, labiau esančiai čia ir dabar. Ir visa tai padeda mums jausti saugiau savo kūne, lengviau prisitaikyti prie pokyčių, stiprinti ryšį su savimi ir palaipsniui kurti gilesnį ryšį ir su savo kūdikiu. Ir labai noriu pabrėžti, jog rūpestis savo emocinė ir psichologinė sveikata nėra silpnumo ženklas. Jokiais būdais negalvokite to taip. Tai nėra kažkoks egoizmas, tai yra rūpestis savimi, kuris turi tiesioginę įtaką ir jūsų kūnui, ir jūsų kūdikiui.
Jūsų kūdikis visada norės matyti laimingą, energingą, gyvybingą, sveiką mamą. Todėl, kai tu rūpinėsi savimi ir tas rūpestis savimi turi būti prioritetas, taip pat kaip ir rūpestis savo kūdikiu. Taigi, keliaukime toliau į dažniausius mitus ir nusistovėjusius požiūrius. Paliesime 3, jų tikrai yra žymiai daugiau ir tikriausiai susidūrėt jau arba susidursit. Tai aptarsime irgi, kaip būtent žiūrėti į tai, į kažkokius tai nusistovėjusius požiūrius. Pirmasis yra nėštumo metu geriau nieko nedaryti. Šitas labai gerai skamba, tiesiog ką tai reiškia nieko nedaryti, tiesiog gulėti ant sofos, daug valgyti ir žodžiu, nieko nei nešti, nei eiti, nei keltis, nei ir panašiai. Bet tada po 9 mėnesių, po 40 savaičių paprašysim tavęs sudėtingiausio dalyko gyvenime fiziško, tai yra pagimdyti, ar ne? Tai pagalvokime tiesiog, kaip tai atrodo. Nieko nedariau, kūnas, raumenis nejudėjo. Ir po 40 savaičių, žodžiu, sudėtingiausią fizinį krūvį turėjau. Tai iš tiesų, kokia tai yra tiesa, kad saugus, individualiai pritaikytas judėjimas ar sportas dažnai padeda moterims jausti geriau. Net sakyčiau, nedažnai, o visuomet padeda moterims jaustis geriau, tiek fiziškai, tiek emociškai. Toliau keliaujame. Po gimdymo reikia kuo greičiau grįžti į formą. Tai yra tikrai mitas ar nusistovėjęs požiūris. Mes tikriausiai gimusios millennials ar ne, ar dar ankstesni šiek tiek, tas toksai barbių laikotarpis, kur mes visos gražios kūdos turime būti ir panašiai, ir numetusios tiek ir tiek svorio ir jokiais būdais nepriaugusios. Pamirškime visą tai, galvokime apie savo sveikatą, apie kūdikį ir save. Tai pogimdyvinis laikotarpis pirmiausia, tai yra gijimo ir prisitaikymo laikas. Daktarai rekomenduoja kūnui ilsėtis apie 6-8 savaitės. Čia rekomendacija yra tokia bendra, ypatingai po cezario, po natūralaus gimdymo galima grįžti ir anksčiau, kaip ir rašau, yra išimčių. Jei kūnas gyja greičiau, galima sugrįžti žymiai anksčiau. Labai labai svarbu po gimdymo būtinai sugrįžti į sportus tik tuo met, kai jau pasikalbat, pasitarėt su savo daktarais, apžiūri jūs, kad neprisidarytume tiesiog savo didesnės bėdos. Rekomenduojama, kas čia tikrai yra, jau tikrai nereikia gydytojo, 2 dienos po gimdymo, 2-3 dienos, žiūrėkit, kaip jaučiatės, ar yra iš vis noro pradėti daryti dubens dugno pratimus. Dubens dugno, tai čia tikrai jau susiję tik tai su kvėpavimu ir vidiniai mūsų raumenukai. Paliesime mes dubens dugno pratimus kitame seminare. Tai labai kviesiu jūs prisijungti irgi, bet irgi svarbu žinoti, jei skauda, labai svarbu sustoti. Na ir trečiasis mitas, tai yra nėštumo metu reikia valgyti už 2. Aš labai tikiuosi, kad jau kuo mažiau kuo toliau, tuo mažiau bus girdima būtent tai. Iš tiesų nereikia. Tiesa yra ta, jog energijos poreikiai didėja palaipsniui. Tai pirmame trimestre netgi nereikia mums jokių papildomų kalorijų, antrame trimestre yra siūloma plius minus apie 335 kilokalorijas per dieną ekstra pridėti, trečiame trimestre 454 ir ketvirtame trimestre, tai yra po gimdymo, apie 500 kalorijų per dieną, ypatingai jeigu žindot. Bet vėlgi, tai yra, kaip čia, nuorodos, rekomendacijos, žiūrėkite kiekvieną pagal save, labai svarbu žiūrėti, koks tavo svoris buvo iki gimdymo, kaip atrodo viskas, būna, kad netgi pradeda mesti svorį moteris, kadangi daug pykinimo yra, vėmimų ir panašiai, tai kiekvienai labai labai individualiai. Ir tikrai linkiu
per daug neriboti savęs, nes vėlgi psichologinė sveikata yra numeris 1, leisti savo atsipalaiduoti. Jeigu norisi agurkėlių, valgykit agurkėlius, jeigu norisi po tų agurkėlių šokolado, valgykit šokolado. Stebėkit savo kūną, stenkitės balansuoti maksimaliai kiek įmanoma, bet tikrai per daug neribokit ir negalvokit apie jokius svorio metimus, ypatingai nėštumo metu, nes pakenksite savo vaikeliui. Manau, jog sveikiausia yra kiekvienai pačiai savo įsivertinti ir suprasti, kad jūsų sveikata, fizinė, psichologinė būsena yra svarbiausia šiuo laikotarpiu ir nebijoti prašyti pagalbos ar apie tai šnekėti. Čia dažniausiai mes bijome prašyti pagalbos, kai psichologinė sveikata pakrinka, ar ne? Nes dar kartą pasikartosiu, tai nereiškia, jog mes esame silpnos, o kaip tik atvirkščiai. Tai reiškia, jog tu sugebi save matyti, tu supranti save ir tu nori savo ir savo kūdikiui geriausio. Na ką, tai aš kviečiu tave dabar į trumpą praktinį užsiėmimą. Jis tinka visoms, tiek norinčiams pastoti, šiuo metu besilaukiančiams ar po gimdymo. Ir kviečiu prisijungti dabar. Taigi kviečiu tave sustoti, atsisėsti ramiai, gali sėdėti ant sofos, gali atsisėsti kaip aš, ant grindų ar ant lovos. Na ir kelsime rankas į viršų, įkvėpsime per nosį, suglausime į maldos poziciją, leisime ir iškvėpsime per burną. Kartojame dar kartą, įkvepiam ir iškvepiam. Stuburas išlieka tiesus, įkvepiu per nosį, iškvepiu per burną. Kartojame dar kartelį, įkvepiam, iškvepiam ir paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam. Puiku. Šiuo metu paprašysiu tavęs įsipatoginti, gali likti sėdėti taip, kaip aš. Svarbu, kad nugara, stuburas išliktų tiesus. Gali atsigulti pilnai, kad ir kur esi, pasiimti pleduką, pasidėti po galvą ar po keliais, ar užsikloti taip, kaip tau šiuo metu norisi ir taip, kaip jautiesi saugiausiai. Nes šiek tiek laiko skirsime būtent savo kūnams ir savo psichologiniai būsenai. Tai kviečiu tave įsipatoginti, nenustok natūraliai ramiai kvėpuoti, įkvepiant per nosį, iškvepiant per burną. Nuleisk pečius žemyn, išilgink savo kaklą, ištiesink savo stuburą. Gali užmerkti akis, jeigu norisi šiuo momentu, jeigu jautiesi saugi. Ir keliaujame į savo vidų, ten, kur pažįstama, ramu, gera. Ir šiandieną mes paliesime šiek tiek kvėpavimo temą. Dažnai mes moteris nežinome to arba nedarome praktikoje. Bet iš tiesų mums reikėtų, kaip sakoma, kvėpuoti per pilvą kabutėse. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mes įkvepiame per pilvą, prisipildo deguonies pilvo iš pradžių, tuomet keliauja į šonkaulius ir tik tuomet išsipučia krūtinė. Dažniausia klaida yra, kaip kvėpuojame visi, tai per krūtinę, ar ne, ir išsitempia, jinai prisipildo jinai deguonies ir tuomet subliūkšta. Tai žymiai daugiau deguonies mes pripildome savo kūnus, būtent kvėpuodami per pilvą, šonkaulius ir krūtinę. Tai pakviesiu tave uždėti vieną ranką ant savo pilvo, kitą ant krūtinės, kad ir kur bebūtum, ar gulėtum, ar sėdėtum, ar stovėtum, nesvarbu. Pasirink tą ranką, kurią labiausiai nori, vieną ant pilvo, kitą ant krūtinės. Ir dabar iš lėto pamėginsime
galvojant būtent apie tai, įkvėpti per nosį, iš pradžių pripildyti savo pilvus, tuomet tik tai šonkaulius ir krūtinę. Ir iškvepiame per burną, krūtinė, šonkauliai, pilvas. Kartojame dar kartą, įkvepiam, išsipučia pilvas, šonkauliai, krūtinė ir iškvepiam krūtinė, šonkauliai, pilvas. Netgi galite savo padėti su rankom, paspausti, kai iškvepiat, dar kartelį įkvepiam, pilvas, šonkauliai, krūtinė ir iškvepiu krūtinė, šonkauliai, pilvas. Dar 2 kartus, įkvepiam, pilvas, šonkauliai, krūtinė, iškvepiu krūtinė, šonkauliai, pilvas. Ir paskutinį kartelį įkvepiu pilvas, šonkauliai, krūtinė, iškvepiu krūtinę, šonkauliai, pilvas. Šaunuolės. Toliau nesustokit kvėpuoti, gulėkit, galite likti, gulėkit ar sėdėkit, likit ten, kur esat ir tiesiog natūraliai, ramiai kvėpuokit, kol aš šneku. Tai būtent toks kvėpavimas per pilvą yra naudingas visoms mums moterims šiaip viso gyvenimo metu, bet kadangi šiandien liečiame būtent vaisingumą, nėštumą ir po gimdymo, tai vaisingumo metu tai be galo daug pripildo būtent klubų sritį, gimdos visą sritį, ar ne? Visą mūsų apatinę lytinių organų sritį, deguonies žymiai daugiau atpalaiduoja, atlaisvina būtent tą sritį, nes jeigu kvėpuotume tik per krūtinę, tai tik ten ir plėstųsi, ar ne? Šitas diafragminis kvėpavimas didelis, pripildomas kūnas visas maksimaliai deguonimi ir nusiunčiam būtent į mūsų lytinius organus ir tai tikrai padeda vaisingumui, norint pastoti, sunormalizuoti, subalansuoti mūsų nervų sistemą. Lygiai taip pat nėštumo metu. Nėštumo metu padeda pilveliui atsipalaiduoti. Taip ruošiamės ir gimdymui, na, labai svarbu, žinote, dauguma tikriausiai girdėjo, tos, kurios tik pradėjo lauktis, tai irgi labai svarbu žinoti, kad gimdymo metu kvėpavimas yra numeris 1 dalykas. Labai svarbu nepamiršti kvėpuoti, nes tai padės jums suteikti dar daugiau jėgų ir sulaukti to vaikelio, pagimdyti. Na, o po gimdymo kvėpavimas būtent toks, vėlgi, suteikiant daug deguonies į lytinius visus organus, į gimdą pačią, kad jinai susitrauktų, kad gijimo procesas būtų geresnis, tai tam reikalingos visos medžiagos, ar ne, kurios keliauja per maistą, kurias gauname per vitaminus ir panašiai, lygiai taip pat per deguonį, per nusiraminimą mūsų, hormonų balansą ir taip toliau. Tai būtent šis kvėpavimas per pilvą, šonkaulius, krūtinę yra labai naudingas mums visoms moterims. Tai dar kartelį įkvepiam per pilvą, šonkaulius, krūtinę, iškvepiu krūtinę, šonkauliai, pilvas. Dar kartą įkvepiu pilvas, šonkauliai, krūtinė ir iškvepiu krūtinę, šonkauliai, pilvas. Ir dar kartelį pilvas, šonkauliai, krūtinė, krūtinė, šonkauliai, pilvas. Šaunuolės. Toliau nesustokit kvėpuoti, kad ir kur esate, natūraliai, ramiai. Ir šiandieną mes kiekviena esame savo kelyje, viena planuoja pastoti, keliauja vaisingumo keliu, kita galbūt laukiasi 1, 2, 3 trimestre, kai kurios iš jūsų jau po gimdymo. Tai kiekviena mes esame savo pasakoje, savo istorijoje, savam filme, savam gyvenime, ar ne? Tai kviečiu visas mus, kad ir kur bebūtume, sukurti taip bekvėpuojant, bet darant šiuos kvėpavimo pratimus. Darysime tai kartu, vėl kartosime, sukurti šiandienos intenciją,
būtent šiandienai savo skirti dėmesio ir ta intencija gali būti bet kas, ko jūs trokštate. Ar tai yra pastoti, galbūt galėsite įsivaizduoti, iškelti vaizdinį, kaip jūs atrodote, matyti save, kaip jūs atrodote besilaukianti, kaip tai atrodytų, kai sužinotumėt, ar ne, tas teigiamas testas ir panašiai. Galbūt jūs jau laukiatės ir jau svajojate laikyti savo kūdikį rankose, tai matykite ir tą vaizdinį. Galbūt jūs svajojate sugrįžti į savo kūnus ir vėl susijungti su savimi, pradėti darbus, pagimdėti, ar ne. Ir, žodžiu, matykite tą vaizdą, sukurkite tą intenciją, tą svajonę savo, darydamos šį kvėpavimo pratimą, būtent dabar kartu su manimi. Tai skirkite šitas keletą minučių būtent savo pasvajoti. Taigi, įkvepiu per pilvą, šonkaulius krūtinę, iškvepiu krūtinę, šonkauliai, pilvas. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Galite atverti burną pilnai, įkvepiu per nosį. Matykite tą savo intenciją, kurkite svajonę savo galvose, savo mintise, iškvepiam per burną. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Pripildykite pilvą, šonkaulius, krūtinę. Ir paleiskite deguonį, krūtinė, šonkauliai, pilvas. Kurkite savo šiandienos svajonę, savo intenciją. Viskas yra įmanoma, nėra ribų. Ir dar kartelį įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar porą kartų įkvepiam. Pajauskite visų savo kūnų, matykite save toje intencijoje, toje svajonėje. Galite net pajausti kvapą. Įsivaizduokite, kaip pati jūs atrodot, kaip apsirengusi, kokia tai diena ir ko jūs būtent svajojate, ko jūs norite. Įkvepiam, pilvas, šonkauliai, krūtinė, iškvepiam krūtinę, šonkauliai, pilvas, jūsų pečiai nuleisti, kaklas ilgas, pasitikintis savimi kūnas, tikintis tai, ką svajoja, tai, ką matot. Dar kartelį pilvas, šonkauliai, krūtinė, pilnas kūnas deguonies. Ir iškvepiame. Krūtinė, šonkauliai, pilvas. Na ir paskutinį kartą pamatykite save toje savo intencijoje, toje svajonėje. Įkvepiame. Ir paleiskime šį vaizdinį kartu su iškvepiamu deguonimi. Šaunuolės, natūraliai, ramiai kvėpuokite. Sugrįžkite į čia ir dabar, galite atmerkti savo akis, pajudinti savo pirštus, tiek kojų, tiek rankų. Galbūt norisi išsiraižyti, išsitempti. Tos, kurios gulėjo, tai kviečiu vėl atsisėsti. Na ir užbaigsime būtent šią kvėpavimo praktiką paskutiniais 3 giliais įkvėpimais, keliant rankas į viršų ir leidžiant jas žemyn, maldos pozicijoje. Ir kviečiu nepamesti būtent tokių praktikų, tokio kvėpavimo, tuomet, kada jaučiat, jog reikia kūnui nusiraminti.
Nepamiršti, jog mums moterims ypatingai yra svarbu kvėpuoti per pilvą. Galit pamėginti netgi pakvėpuoti tik per krūtinę ir pamėginti tai, ką tik išmokome, pilvas, krūtinė, šonkauliai krūtinė. Pamatysite, kiek žymiai daugiau deguonies mes sugebame pasisavinti į savo kūną, kai kvėpuojame būtent per pilvą. Taigi, uždarykime praktiką 3 giliais įkvėpimais per nosį, keliam rankas į viršų, nugaros tiesios ir leidžiame rankas žemyn, iškvepiam. Kartojame dar kartelį, įkvepiu ir iškvepiu. Na ir paskutinį kartą visas oras mūsų. Ačiū labai tau už šią praktiką. Grįžkime prie mūsų paskutinių skaidrių. Na štai, sveikos sugrįžusios po mūsų praktinio užsiėmimo. Tikiuosi, kad jaučiatės ramesnės, labiau sugrįžusios į savo kūnus. Na ir užbaikime šiandienos seminarą. Labai norėjau, jog šiandien, ką jūs išsineštumėt būtent iš šio įvadinio seminaro, tai labai vieną svarbų jausmą. Tai yra pasitikėjimą savo kūnu. Kad ir kur bebūtumėt, ar ne? Kad ir kurioje savo kelionės dalyje bebūtumėt. Nepamirškit, jog jūsų kūnas yra jūsų sąjungininkas, jis nuolat prisitaiko, reaguoja, saugo ir ieško pusiausvyros, balanso, net tada, kai mums pačioms būna sunku tai pastebėti. Tai judėjimas, kvėpavimas, sąmoningumo praktikos, tai nėra dar kažkoks tai vienas reikalavimas, kad privaloma daryti ar kažkokios taisyklės, tai yra būdai palaikyti ryšį su savimi, išgirsti kūno signalus, mokėti juos nuskaityti ir kurti tą saugumo jausmą mūsų kasdienybėje. Vėlgi, nesvarbu, kuriame etape esate, ar planuojat nėštumą, ar šiuo metu laukiatės, ar jau esat po gimdyviniame laikotarpyje, jūsų kūnas yra vertas švelnumo, dėmesio ir pasitikėjimo. Na, kitame seminare mes kur toliau gilinsimės, tai į saugų judėjimą, būtent nėštumo metu, tai keliausime per nėštumo laikotarpį, pasiruošimą gimdymui, sporto pagalbą, dubens dugno sveikatą, bei, žinoma, turėsime praktinius patarimus, šiek tiek praktinio laiko kartu. Tai labai dėkoju tau už dėmesį šiandien. Jei turėtum klausimų kažkokių, kviečiu prisijungti, nuskanuoti šį QR kodą, prisijungti prie Nest Fertility bendruomenės ir kanalo ir gali laisvai parašyti savo klausimą man asmeninę žinutę. Ir ačiū, kad skyrei laiko savo, ačiū, kad leidai savo sustoti, įsiklausyti ir būti čia ir dabar.